Ar manai, kad dirbtinis intelektas gali šiaip pakeisti tokį žmogų kaip videografas? Aš galvoju, kad reikėtų žiūrėti kitaip, kaip ir minėjau prieš tai, lygiai taip pat, jeigu mes turime videografą, tai jisai gali būti turbo videografas, nes jisai lygiai tokiu pačiu principu gali tą visą medžiagą apdoroti su dirbtinio intelekto ir su įrankiais, pateikti, pavyzdžiui, klientui daugiau įvairiausių variantų. Ar, pavyzdžiui, jeigu anksčiau kurdavo iš vieno podcast'o, pavyzdžiui, 30 reelsų, tai jisai gali 60 sukurti ar dar ir žymiai greičiau. Kitas dalykas, jisai apdaros klientų žymiai daugiau, kuris naudoja dirbtinį intelektą. Nes jūs tai gerai, jūs jau integravote savo, jūs tai darote su dirbtinio intelekto įrankiais, bet daugybė videografų to dar nedaro ir vis dar senaisiais būdais montuoja, filmuoja, kuria reelsus, bet tada mes galime tiesiog matyti galimybę jam uždirbti daugiau ir panaudoti tuos įrankius.